Sveiki atvykę į mūsų kanalą, kuriame mes su draugu žaisime visokius survival žaidimus. Šiandien mes žaisime Minecraftą, kurį mes jau beveik vos nepabytinę. Pasisveikim. Sveiki. Tai va. Nuo ko šiandien pradėsime? Mes eisime in cave, paexplorint. Einam, draugas. Biški palauk, I have technical difficulties. Gerai. Palauksime draugo. Va, grįžau. Ok, o draugas grįžo, einame in cave. Aš buvau užmatęs labai gerą cave čia. Kažkur. Reikia batukus, nes šoksiu į vandenį ir mano batai su Frostwalker enchantmentu tipus bus ledas pagal. Bus baba. Opa. Čia labai... Pirčiau, kad tu su Frostwalkeriu ir šokinu vandenį ir pasiveršin ledą. Jo, būtų blogai. Net aš ką būtų. Čia matosi kaip tas naujas cave'as. O redstone. O skeletas mūsų pirmas priešas. Dešliktešušas. Alan. Dar ir zombių. O, aukso radau. Nieko kardas geras. Išmaninsim goldą. Ir galime eiti. O, dar anglies radau. Oi, ne anglies, aukso. Ok. Tai paimk vis tiek privers. Jo, netarai. Reikia šiaip tai mos blokų pasimti. Jo. Jie gana gerai. Ai, čia net nėra skirtumas su kaupesi. Vis tiek tas pats. Reikės pasisodinti šitų medžių. Tai. Oho, kokį čia dalis, ateik čia. Tol suvatysiu. Tuoj vaironą, aišku, suradau. Vieną gabaliuką. Jo, aš mačiau šitą dalį. Ir čia visko yra. Mataus. Ektola. Šaldysiu aš jį. Nu tai ką? Pala. Nusimsiu batus. Reiktų šiaip tik kibiro, kurio aš net prie savęs neturiu. Reikėtų jį pasiimti. Jie gali ir oba. Gali man išmest, kad gaučiau čia šitą achievementą. Man reikia dabar. Opa. Matau Axolotl. Kažkur girdžiu Endermaną ir matau. Kuris yra ten? O, kurva. Visada protipas, visada žiūrėk Endermenui į akis, tai kad pasisveikintai. Nieko su greitai čia mirsi. Vardas geras, kaip sakoma. Kuris įdingo, aš neįsivaizduoju. Jau žinau. O, dar vis dega. Tai kuris įdinginėjas? Oba, ir nebėra. Baba. Reiktų šiaip tai viderį bandyti nužudyti. Bet tikrai ne šiam epizodui. Bet čia taip gražu. Čia atrodytų ne kaip cave. Jo. Šitų reikia pasimti medžių ir mos blokų. Jų mos blokus galima duplikuoti, žinau, tiek su baunmilu. Aplinkui spauna apstatai ir baunmilą. Ir pato baunmilinu. O tai gana gera vieta. Čia, kiek mačiau, yra suspicious visokių dalykų. Deiman. O, nice. Vorų akys tik žiba. O, ne. Ir Deiman. Nusender perlins aš ten. Dabar bė. Creeperiai. Labai gerai, vienas kitas susprogdino. Šitiek vorų. Vorų čia. Jokingiausiai yra, tu praleidai deimantus, o va reikės įlikti. Ne, reikia, aš turiu gal 3 ar 4 stakus.
Na, aš tada pasimsiu. Tai, tau labiau reikia. Nes aš turiu. Man biškai pingin. Čia šitie creeperių. Ok, redstone irgi paimsim, nes reikės. Tikrai dar kokiai automatiniai fermai. Labas, Endermenė. Nepataikiau aš ant tave ir vėl nepataikiau. O pataikiau pasirodo. O man užvalgyti reikia šūdas. Aš bėgu. Atinu pagalbą. Aš bėgu į vandenį. Galėtų valgyti čia greičiau šitas mano veikėjas. Nužudai? Yes. Gerai. Okei. Voras, jį nužudysime. Matau aukso ir ironą šiaip mačiau yra. Reikia bandyti lysti gilumas. Čia splitvai. Galima arba į viršų arba į apačią. Aš einu į apačią. Radau auksą. Jo, geriau eiti na, bet. Opa. Irono. O. Nieko gero iš vidų nėra. Čia reikia bandyti taip. Matau auksą. Vieną gabaliuką. O, vos nenukritau. Dar ironą. Ironą jau šiek tiek prireiktų, nes mažai gana. Mes čia turim. O, tave matau zombiai po. Susitvarkysim. Šakošim vandenį. Čia biškiai apšviestų, nepakenktų. O čia dar kažkas. Lava. Matau. Čia Minecraftas. Kodėl čia medienos yra? Paprastos rastų. Čia Minecraftas, nes yra ir ten planksų. Reikia pasimti kokį bloką. Vieną turiu. Kokių dar aš čia turiu. Cobble deep slate. Nusibreidžinsim. Ir žiūrėsim, kas gero Minecraftą. Biškai reikia daug blokų, tai. Iškasim. Man įdomu, ar skiriasi. Jo, skiriasi, jeigu kaip iškasi. A gal tokį dalyką padarom smagų? Žinai kokį? O Minecraftas. Jei numiršti, turi palyvinti serverį. Na kam? Nežinau, dėl smagumo. Ką, žinau. Tai čia kaip hardcore'as gautus. Jo, bet deimantai. kokiam 10 minučių. Aš gaila nepasėmiau to brašo. Radau suspicious gravelio. Nu, nieko tokio. Gerai. Čia, mačiau deimantus čia. Aš noriu paimti blokais. Va. Galima eiti čia. Eik, tu ir vėl nukritau aš. Ok. Fuck. Nu, tai palyginkį servo. Tai ne, gal geriau taip tiesiog. Ne. Tai dievės įimu. Tai ne. Jeigu ką mes žaidžiam su keep inventory, tai mūsų daiktai nedingsta. Čia nelabai kaip yra cheatas, bet mes nesam tokie gerai Minecrafto žaidėjai. Tai tu joininkit tą serverį. Aš kažkur jau pasiklydau. Joininkit serverą, aš tau sakau. Joininkit serverą. Tuoj palaukit.
galvoju aš padaryti neprivatų servą. Ir jūs žaistumėm jiem. Ir aišku, nemanau, kad daug kas žmonių šitą pamatys video. Tai nemanau, kad daug žmonių šitą video pamatys. Ir niekas nežino, aš jau kokią 2 peržiūrų šitus video gaus, bet vis tiek. Redstone įsimaninsim. Dar Minecrafto dalis. O dar deimantų. Čia kažkaip labai gerai deimantai sekasi. Aš jau beveik nepaėmiau. Tai aš reiškia, tų irgi nepaėmiau deimantų. Ne. Blogai aš... Kas čia? Kiba čia strongholdas? Nieko. Oba! Čia... Nice. Flame knyga. Ką mes čia galim pasiimsiu torčių. Daugiau šiaip į batoną galiu dar pasiimti. Okei. Gal palauksiu draugo, kol jisai grįš. Nes aš jau vienas nelabai noriu kovoti. Batukus reiktų užsidėti. Man čia kuris ir čia. Jau atvarė. Jau atvarė čia pas mane. Mirk. Ateisi padėti tą per naują bajomą. Kovot. Nežinau, Ką tokį? bajomą. Kur su koperiu. Dafiga. Radau aš jį. Nice. Ir aš pasiklydau. Tu mano nimtegą matai kažkur? Ar matai nimtegą mano? Ne. Fuck. Va, žinau, kad čia jau. Nes galvoju, kad strongholdą radau. Iš pradžių. Bet... Prašau palikti family friendly. Tai kas yra? O tai kas yra? Pučia blogo žodžio pasakai. Ne. Okei. Kur tu galėtai šiaip tai būti? Klausimas. Kažkur. Aš pasimaninsiu į viršų biškai. Reikia kitą pasiimti. Pikeksą. Ir bandyt manyti. O, kas man su tais deimantais? Aš šitiek jau radau tų deimantų. Dabar turiu 19 deimantų, bet pusę nepaėmiau deimantų. Praleidau, nes inventorių vietos nebuvo pas mane. Na jo. Tu tinkas, jei net deimantus praleidinėjai. Dar dalį radau to bajamo. Tu mano nimtego dar vis nematai. Bet ten, kur aš dariau water classą darysiu. O nematai mano nimtego? Niekur. Ir jeigu turite... Girdėjai 50 sprogimų. Negirdėjau jokių 50 sprogimų. Ir jeigu jūs mums turite kokių patarimų, kaip patobulėti šitam žaidime, tai parašykite į komentarus. Man rodos, aš kitoj... Būtų mums labai gerai. Mane skeletai šaudo čia. Aš ten, kur daug dripstone. O, padėjai. Ką padėjau? Kad pasakai, kad kur tu esi. Tai per apačią ar per viršų? Aš nežinau, aš
aš kažkur čia vaikščiau, nukritau po to iš to manšafto ir dar dalį radau manšafto. Aš matau daug kryperių. Ir daug koperio matau. Praeivų tu daug lavos. Buvau ten, kur manšaftas. Reikėjo ten neatsijungti šiaip. Žinau. Va, pameni, kur į apačią arba į viršų. Ne ten aš. Pasirodo, galvojau, kad ten, bet ne ten. O kur? Aš nežinau. Nereikia čia prasigrauti. Trenkt zombių iš pikekso. Iš manimi airome. Mane šitie zombiai nervina. Dėkit. Dar tu atimi. Būna. Tu dėk. Man atrodo... Ne, nežinau kur tu. O, Okay. man atrodo radau tą vietą, kur su daug koperio. Okay. Aš matau endermeną. Ir mini zombį. Kurį nužudžiau. O aš ten, kur daug lavos ir vos nemiriau ten. Čia 3 nutekėjimai lavos, ne? Kaip tu buvai? Jo. Tai tu atvarysiu čia gal pro 5 creeperius. Tokius. Pro endermeną, dar vieną creeperį. O Aš lyg dar- iš jo manšaftą matau. Tai jo turi būti. O va, man rodos tavo takus radau. Aš manšaftą radau. Tu ėjai pro manšaftą. Blet, nelabai kaip ir manšaftas. Okei, man rodos, aš matau deimantų dar. Išžvalgysiu. Prasikasiu čia vabirškinė, čia daug lavos yra. Aš nematau niekur tavęs tuokam nereikaus. Biškai pasiklydom. Ne. O va aš manšaftę. Aš į manšafto, prie manšafto, kur yra vorų spawneris. Nuodingų tų vorų. Čia dar kažkoks praėjimas. Čia tas dar lavos šiuo metu yra. Nežinau, ar kažkas geresnė yra. Tai bandysiu aplink lavą praeiti. Gali pašokinėti, pamatysi gal tavo neimtegą. Na, aš galima sakyti šokinėjau įdomus. O, ir aš degu. Bet fire protection, aš turiu. Nematau dėti. Kaip pasiklyt, taip dar galima. Neįsivaizduoju. Čia šitokio dydžio keivas. Taip pasižiūrėjau iš viso ir su garsu rašau. Tai su garsu rašau. Įsivaizduok be garso ir rašinėti. Muzikos tiesiog paleidė, kad būtų. Čia taip turėjo būti. Ką yra čia? Čia. Ui, vos nenukritau vėl. Čia tu padėjai torčius manšaftą. Ar čia buvo, nežinau. Tu dėjai kažkur torčius manšaftą. Ne. Reiškia, šit turi būti. Kodėl čia, kaip čia skraido rėvos? Nežinau, matyt susibuginę. Redstone'as. O tu rastai atgal kelią link to Nelabai aš jų koperio. sumaginsiu viršų. O tu rasi tą vietą? Knockback 2 radau knygą. Ką čia padėjau Spider-Eye. Nerašiau šiaip, tai žinok. Nes aš jau čia. O, dar deimantų. Nu, what the fuck, kiek aš deimantų turiu? Ne. Pavoju.
Aš buvau 2 kartus radęs tą vietą. Tavęs ieškodamas. Kiek aš deimantų galiu rasti? Čia per daug biškį deimantų, jau galima sakyti. Vėl mirei. Na, aš jau ten gal tikrai negrįšiu. Kodėl? Atsibodo trekking atgal. Čia ir aš tu nusižudysiu. Ar bus pakaina gavo tik armorą būsimą. Galima suderinti šitą, šitą. Ir galima nusimti armorą. Aha, dar kažką reikia išmesti. Mos karpetą, nes jis lengviausiai dalykai. O, armoro nenusimti. Jeigu ką, dar jūs nežinai, žaidžiamės. Žaidžiamės su šitu. Kaip inventoriai. Ir aš atsibudau kaime. Čia biškai treidžiamės su villageriais, tai jo. Bėgu aš atgal namo. Čia biškai nesąmonių aš pristatęs, bent jau ne pimpalų kokių. Jo, kaip kiti na, pristato kaip. Jo, ten stiklo padėliau, nes neturėjau inventorių vietos. Čia mūsų nuo pirmos dienos draugas, karvė. Jo, pasiteikinti su karve. Kuriai mes poros neradom. Jo, vienintelė. Arba jeigu bus vienas komentaras, arba kažkuris komentaras su daugiausia laikų, tu ir užvadinsim šitą karvę. Jo. Tai parašykit vardo idėją karviai. Čiū, kad vapšiai iš šito video niekas nežies. Bet gal po daugiau video, tai gal kažkas ir bus. Radau dar vieną Minecraftą. Jei labai norite, galite ir bazį suteikti vardą, nes mes net nežinom, kaip vadinti šitą, išskyrus bazę. Mes tiesiog bazę vadinam arba namu. Creeperis. Nieko to. Creeperis. O, aš tavo nimtagą matau. Jo, nes aš bazį. Man rodos, kad jau aprodžiau bazę. Jo, lyg vis aprodžiau. Ai, nu fermas aprodysiu automatinės, kokias esu pastatęs aš jau šitam serverį. Tai automatinė sugarcane farma, pati paprasčiausia, šiaip čia apšvies dar reikėtų. Tai čia šitiek sugarcane, čia labai lengva padaryti. Jeigu norit tutorialo kaip ją padaryti, tai parašykit komentarus, čia labai greita ir efektyvi sugarcane farma ir tik poros dalykų reikia. Nu, žiūrint, kokio tu ilgio nori daryti. Po to automatinis carpet mašinas. Irgi parašykit tutorialo, jeigu kažko norit. Čia nulinki levelį ir carpetai byra. Čia tam reikia, kad infinity kuro būtų. Jo, galima išjungti, nes pat jau ir taip per daug. Tai jo, čia automatiniai furnesai. Norėjau sujungti carpet mašiną su šitu, bet nelabai išėjo. Tai jo. Gal kažką dar sujungsim. Jo, dar gal sujungsim. Bet čia konceptas toks. Čia eina 2 double chestai, hoperiai, kurie eina ant chestą, čia labai paprasta ferma. Po to ant hoperių eina 2 krosnys, galima arba paprastus krosnis, blast furnesą naudoti, arba smokerį. Po to eina ant furnesų, bet turi būti pajungta int furnesus. Hoperis, po to čia įsideda, ką tu nori kept. Nu, pavyzdžiui, ką aš čia galiu iškept. Ironą. Dėsim blast furnesą. Jo, va čia va. Ir po to, nu dabar veikia, nes ten jau buvo šitų. Jeigu šitie leveriai yra uždėti tam, kad nulenki ir kad neįtų ant chestą, o liktų va šitam va kaip iškepa. Jo, o jeigu nulenki, nueina tiesiai ant šitą chestą. Tai, nu čia dedasi kuras. Tai jo, galiu aprodyti aplinkui, kad galėtumėte įsidėmėti. Čia jie... Šono parodyk tiesiog ir čia turėtų labai lengva padaryti yra.
pats lengviausias automatinis pusiau furnaces, kurį galima padaryti. Jeigu norit kokių tutorialų, kaip daryti šitas fermas, tai rašykit. Šiaip tai reikėtų kitam video susiieškoti Fortressą. Nes nelabai čia ką daugiau ir galim daryti ant šito pasaulio. Tik Jo, statyti. išskyrus rasti endo portalą. Jo. Va šiti... Čia taip veikia. Aš išgriausiu stiklą tų ir parodysiu. Tai čia va, vieną paimsiu sugarcane ir kurio nepasimiau. Tu tai čia nepriimtų, žinai. Skeletė. O, čia ir stiklo gabaliukas yra. Va, kaip matote, paimsime sugarcane. Ir va, pavyzdžiui, kaip užauga iki 3, va, nustumė. Va, taip, va, nustumė. Tai jo, nustumė nuo 2. Tai lieka dar vienas šitus. Čia pačius lengviausius aš darau, tai jo. Lieka pats paskutinis, nes tam sakant, kad galėtų augti nauji, kai nereikėtų per naują sodinti. Jo. Tai šita ferma yra labai efektyvi, galiu tą pasakyti. Nes kaip matote... O čia būtinai reikia naudoti molį, šiaip turiu klausimą. Čia galima ir soul sandą naudoti, bet reikia, kad prakristų. Blokas. Aišku. Pavyzdžiui, Tai būtų galima čia ir hoperius padėliot, va, jie kitai, va, jei neturėt galimybės. Jo, bet geriau su šitais veiktų. Jo, praktiškai. Čia va dar taip atrodo. Čia galima iš bet kokio bloką, aišku, daryti. Tada čia nederio portalas pas mus. Čia šiprekas yra. Jo. Žuvų yra. Taip aš spėju. Ir vėl kelionė čia. Spėju reikės gal kažkada padaryti ant creativo, kaip parodyti, kaip šitas fermas daryti. Jo. Ar ant survival pakartot. Tai ne, ant survival, ant to plokščio pasaulio ir viskas. Jo. Ui. Čia biškai blogai padarė. Kaip šiandien vandeninė užšalai. Nežinau, va. Ir neužšalo. Padėk vandenį. Neužšaldau. Šitas vanduo galingesnis. Okay. Nu, mes Bėgam ne į šitą praeitam epizodė, bet praeitą dieną buvom radę Guardian Base'ą. Nu, žinot, apie ką tai kalbu. Underwater Temple. Tai buvom mes radę, tai buvo smagu. Galim sakyti. Nes vos ne iš karto mirėm. Mes buvom pasiklydę biškai nuo namų. Tai jo. Ir čia kažką matau po vandenį. Ne. Mes ant prieitų savo survival world'o prieito turėjom tokį epic spawną, kad nežinau. Nether portalą atsidariau. Iš karto Fortressas buvo. Tai ir Nether Fortressas buvo ir viskas ten. Jo, geras buvo serveris, bet biškiai pasismaginam su banais, tai aš užsibaninau, mane užbanino, aš buvau mentorius ir negaliu kažkaip atbaninti savęs. Ir negaliu atgal Jo, daryti. ten ant prikolo buvau užbaninęs, nes vienas kitą kiekint pradėjom ten. Tai jo, biškį užbaninau ir dabar negali atsibaninti jisai. Tai jo, biškį. O ten jau visą žaidimą, tam sakom, užbaigė Ender Drakonas jau nugalėtas ten. Jo, Tai ten viską esame darėm nužudę. malūną ir taip ir nedabaigėm daryti malūną. Jo, nes tada ir užsibaninom. Jo, aš tai neužbanintas likau. Tai tu ir mano anas, tas akauntas, kur naudoja, kad tiesiog AFK, kad būtų veiktų skeletų ferma. Ne. Bet praradau gana gerą armorą. Jo, bet ten vis tiek nedaraito turėjom dar. Jo, bet mendingas visi ten tie upgrade'ai. Jo, bet buvom, turėjom villagerių. Dafiga ten aš tokią villagerių fermą padaręs buvau.
Jo, ten tai jau gera. Gaila, kad ledo tai farminti negalima. Jo. Nes tai būtų labai gerai. Silptasos turėti, tai ir galėtų. Tai aš susilptačiau ir dabar negaliu vis tiek. Va, žiūrėk, aš tau išmesiu. Čia susilptačiau. Jeigu pamatėt, aš užvadinau savo įrankius. Kirvis greituolis, čia grubus pikeksas, nes besilptačiau. Švelnus. Geras pavadinimas. Prasavo žaibas Makvynas, nes čia galima sakyti ir yra žaibas Makvynas. Ačiū už pikeksą. Ne, ar už ką? Paimk atgal. Šiaip tai užstatyti gal geriausia būtų. Tas duobes visokias. Tai... Imk smėlio. Nu, ką dar daugiau čia padarius, net nežinau. Jo. Nežinau, ką čia reikėtų daryti. Tai jau. Kokį jūs manot kitą video kelt? Deforesto, Minecrafto ar Scrap mechaniko? Pakomentuokit. Parašykit, kokį jūs mano žaidimą geriausia būtų žaisti ir... Ja. Tikriausiai per šitas 2 dienas nekelsim video, nes šventės, kaip jūs žinot. Tai, nemanau, Kalėdos kūčios jo. nauji metai. Nelabai bus dar prieš galimybė. naujus metus pafilmuosim. Tai... Jo, gal ir rytoj biškį pafilmuosim prieš vakarą kokį. Jo. Bet nieko neprižadam. Jo, nieko neprižadam. Jo. Ką čia pasakius, tai parašykit karvį vardą duokit. Nes jinai čia nuo 1 dienos čia pas mus. Na, nes buvom vieną kartą sukūriau servą, buvo ant salos mes. Nežinau, mes ant salos. Tai buvo village'as. Ten viską išžudėm, blogai padarėm, buvom reidą padarę, visi villageriai mirė, po to mums reikėjo tų, kaip čia pasakius, iš kito village'o, kuris gal už 5000 blokų buvo, pasimt villagerių su valtim ir parsiveš namo. Ir ką dar čia papasakot? Karoči, ten išžudėm visas karves. Ir kažkodėl neatsispaunino jokių karvių. Jo. Atsispaunino, bet mes mes ją nusižudydavom, įsikėdom, kol kitą atsispaunindavo, mes būdamėm vėl alkani. O po to būdavo mum odos trūkumas. Jo, arba kas išžudė jas labai. Jo, ir po to turėjom irgi iš kitos salos. O ten aplinkui salų nelabai kaip ir buvo. Iš pradžiai spawn pointo net neapsižiūrėjom. Karoči, aš manau, reikėtų kitam epizodui papuošti šitą eglę. Tik nežinai, ką žiūrovai norės šitą, kad mes žaistumėm. Sons of the Forest bus tada, kaip surinksim 20 subscriberių.